Sveiki, mėly YouTube kanalo žiūrovai ir mano prenumeratoriai, su jumis šiandien aš Minecrafteris JP ir žaidžiu naują survival. Tai gerai, sukurkime pasaulį. O, atsiprašau. Survival. Atleiskite, kad taip video biški nebuvo, dabar turiu laiko, nes sergu šiek tiek, tai nusprendžiau nufilmuoti. O šiaip tai, nežinau. Dabar tikrai viskas bus sąžininga, tik tekstūros bus ir viskas. Ir šiaip tikiuosi daugiau nebus tokio noro, kad nefilmuoti survival, buvau 2 kartus survival ir vis nedabaigdavau jo filmuoti. Tik tai išeidavau po 7 epizodus, kokius dar kas nors tai vat. Tai gerai, atsiradom pasaulyje ir einame medžių kirsti. Tai va. Tekstūros naudoju tas pačias, ką ir naudoju prieš tai. Tai va. Kertam medžius. Nežinau, tikiuosi jums patinka mano kanalo apžvalgos, kurias filmuoju. Nes aš... tiesiog man nebuvo daugiau ką sugalvoti, nufilmavau kanalo apžvalgas. Pas man dar viena tokia mintis yra, filmuosiu top 10 Android games savo nuožiūrą. Kas man labiausiai patiko iš Androido žaidimų, ką aš esu žaidęs. Manęs neteiskit, bus tenais visokiausių žaidimų. Pamatysit vieną žodžią, nežinau, greitų metų jau padarysiu tą video. Tai va. Jo, vieta kol kas ne iš geriausių. Nei medžių. Va, medžiai. Na gerai. Pasidarom workbenchą. Ir einam turbūt va tenais į tą mišką. Ten bus gera vieta pasidaryti namus. O, kaulas. Aišku, reiks labai. Gerai, pasidarykim tada pikeksą ant greičio. Taip, pikas ir viso neimsiu, pradžiai ten pasimsiu. 1, 2, 3, avis, blemba, traukštų. Nu tai va. Įsimaninkim šitą. Namą statysiu turbūt tokį pat, kokį ir norėjau statyti turbūt. Jo, bus modernus namas iš medžio. Gerai, pasidarykime kirvuką ir įsikirskime workbenchą ir einame tada pasidarysim kokį keivą savo pradžiai gyventi. Lovas dar būtų gerai pasidaryti. Nežinau, su draugais turbūt nebefilmuosiu, nes mano draugas ištrynė Minecraftą, tai vat tokia situacija gaunasi. Nežinau, gal ir bus kokių norinčių draugų su manim nufilmuoti mano mapę, bet nežinau. Paklausiu, paklausinėsiu. Dėl Hunger Games dar bus tų Hunger Games, bet šiek tiek vėliau. Nežinau, kada bus noras, tada nufilmuosiu tai va. Nepamirškit prenumeruoti mano kanalo, nes dabar kažkaip prenumeratorių skaičius sustojo ties 17 ir nekyla. Aš labai džiaugčiausi, jei būtų 20 prenumeratorių, iš specialios laidos nedarysiu. Nu, žinot, kodėl aš pats sakiau, ten aišku, 10 prenumeratorių buvo speciali laida, tai aš jų nedarysiu dėl to, kad aš darysiu tik tada dar vieną specialią laidą, kai bus jau 100 prenumeratorių. Iškus tas įvykis greičiausiai bus dar negreit, bet kažkada vis tiek turėtų būti, tikiuosi. Man tokia mintis yra filmuoti rusų kalbą dar, bet nebijokit, lietuvių kalba irgi išliktų, jeigu aš pradėčiau filmuoti rusų kalbą. Vien dėl to, kad rusų, turbūt, jeigu rusiškai filmuočiau, gal daugiau pas mane prenumeratorių būtų. Parašykite komentaras, kaip man šitą mintis, ar jums būtinai, gal kai kas net draugų rusų turi, kurie mėgsta žiūrėti rusų kalbą, ne lietuvių. Tai vat. Aš dėl tokių žmonių sukurčiau ne antrą kanalą, bet naujus grojaraščius ir ten talpinčiau rusiškus gameplayus, video. Tai va. Net nežinau, ką sakyti daugiau. Viską kaip ir pasakiau.
šiuo metu va dabar sėdžiu prie kompo, žaidžiu Wars of Tanks, bet kadangi betlą pralašiau, tai susinervinęs nusprendžiau nufilmuoti Minecraftą. Jei klausėt, ar aš nubas Wars of Tanks žaidime, tai iš dalies taip, bet nesu visiškas nubas. Galiu susidoroti su 2 priešininkais, tik reikia, kad būtų tinkama situacija. Ir svarbiausia, kad priešininkai nebūtų 7 levelio, nes aš kol kas esu 5 levelio, bet planuoju greitų metų šią savaitę nusipirkti KV85, važinėjau su sovietų tankais, nežinau. Sako, kad jų patrankas blogas, bet aš kol kas dar labai blogų rezultatų nepastebėjau. Šarvai tokie geri, pas tuos KV1, visus pas KV tankus. Aš labai noriu šitą. Vienu žodžiu, dasikasti iki ISO 7 ir tada jau bus visas įdomumas. Jei klausit, kodėl nevažinėjau su kitais tankais tenais, tai todėl, kad man jie nelabai patinka. Gal kada ir pradėsiu važinėti su kokiais vokiečių tankais, bet ateityje tai kol kas važinėsiu su rusų. Kas žaidžia Wars of Tanks, tai labai būčiau ne tai, kad nuoširdus, bet labai prašyčiau, jei kas tikrai žaidžia Wars of Tanks rimtai jau, tai galit mane pakviesti draugus, aš užsivadinęs ir Geliux123. Tai šitą galėtume dviesi tada platūną susikurti, pažaisti normaliai. Tai kas turi Wars of Tanks, būtinai kviečiu prisijungti prie manęs. Klaną aš nežinau, kol kas jau neveikia dabar. Torčą pasidėkime. Tai, biškai čia užmišė vadas. Dar laiką turim. Tai pasidarykime tada dar chestą double. Ar pas mus medžių nėra. Medžių nebėra, ar jau naktis? Ne, dar ne naktis. Tai tam dar medžių pasikirsim biškai chestams. Čia tokia gal visa vieta ir nieko, tokia kalnuota, čia turėtų iškasenų būti neblogų. Tuo įsikirsime medžių. Ops. Daugiau neįsikirtum. Tiek to. Labai būčiau dėkingas, jeigu jūs man parašytumėte dar į komentarus, kokius geimus dar galėčiau palošti ant telefono ir kai filmuoju, kad man jie nelagintų. Bet dar labiau dėkingas aš būčiau, jei jūs man pasakytumėte, kaip filmuoti, kad nelagintų geras geimas su gerom grafikom. Buvo aš dabar šiaip jau nufilmuočiau kokį nors Armored Aces žaidimą, nes tenais galim sakyti beveik kaip Wars of Tanks Blitz. Tai būtų gal įdomu pažiūrėti, bet pas man tokios, aš galimybę turiu filmuoti, bet man viskas lagintų, jums nebus įdomu žiūrėti. Nebūtų įdomu žiūrėti. Tai gal čia nuo telefono priklauso, gal telefonas nebeišneša tik Minecraftą filmuoti. Šiaip dar turiu žaidimą Real Car X Drift, Minecraftą turiu. Ir dar Armored Aces, nes Wars of Tanks negaliu dar kol kas parsisiųsti Blitzą. Bet artimiausiu metu gal ir parsisiųsti, nes mano gimtadienis greit artėja, gal nusipirksiu atminties kortelę. Tai tokie reikalai pas mane. Nežinau, kokius dabar kanalus apžvelgsiu, tegu būna paslaptim, patys pamatysit. Tai gerai, mes namus kaip ir pasidarėme ir jau kur monstrai visi. Gal mes nenusistatę? Nusistatę. Parazitai. Taip gerai. Čia turim. Galim pasidaryti mes tada jau normalesnius aitimus šiek tiek. tą pasidarykim, tada krivį ir keksą. Pagrindė tokie įrankiai pas mus bus. Aš net nežinau, ką dabar aš čia galėčiau daryti. Eip pasidaryti kasyklas? Nu, variantas. Galim pasikasinėti pabiškai. Oi, atsiprašau, man įsijungia block launcheris biškai. Tai palaukite, tuo aš iš naujo įsijungsiu. Atleiskite biškai
techniniai nesklandumai, kiek čia tų valandų. 2:30, nu gal aš nežinau, aš šiaip per World of Tanks jau dasikėliau iki to, kai 85 su patirtim, bet nedasikėliau su pinigais, man dar pinigų trūksta, beveik pusę pinigų tik turiu, bus ten beveik milijoną kainuoja. Oi, kas čia darosi? Jo, atleiskite biškį tokie techninės nesklandumai. Labai atleiskite. Tai palaukite. Jo, man tai tikrai tokie dalykai nepatinka, dar taip nebuvo. Bet tikiuosi tai susitvarkysiu. Va ir mūšį pralaimėjau jau dabar vadžiūriu. Tai gerai, gal tada mėly YouTube kanalo žiūrovai, aš jums daugiau neberodysiu. Nes man susitvarkyti biškį reiks čia. Tai va, tada kitas epizodas turėtų greit išeiti. Ir tada iki naujų susitikimo, te.